Alfredai, norime tave pasveikinti su naujais metais, palinkėti tau visko ko geriausio ir su kalėdom, ir su šventom kūčiom. Prisimink Lietuvą ir mus. Ir kai tu išvažiavai prieš 6 metus, kovo 15, gimė mergaitė, kuri tau pasakys žemaitiškus linkėjimus nuo mūsų ir nuo visos Lietuvos. Kada nerimsta šventinė naktis, didžiausia dovana. Pasveikinims. Vieną kartą dvariškė sugalvoja pasveikinti poną. Vyriausius iš dvariškių sako, tikau mažiau pliurpkit, ponau nepatinka ilgas šnektas. Geriau didelis duobanas, visi sustokit už durų, su dovanom tegu įdėm į vidų. Į ką pasakys, sveikinam poną, visi pritarkit su visa tavo giminėm. Ką nutarė, taip padirba. Susirinka visi prie rūmų. Vofins nešant su dovanoms įdėjo į vidų. Kapunstik atsistojo ant išblizgintų grindų, nuo klumpės list, stik tikšt ir bekrisdamas sušoka. Nu, kad tavi velnis rautų, va kiti pritarė, su visa tavo giminėm. Aš norėčiau pasveikinti su artėjantis naujas metas. Į jumis, į visas jūsų giminės. Palinkėti, kad ką per kūčias neprisivalgytumėt, kad pilvus neskaudėtų, kad senėlis šaltis pro šalį nepravažiuotų.